Sveiki visi, tai antroji jQuery pamoka ir šioje pamokoje pasiruošime darbui su jQuery. Tai iš pradžių jQuery.com svetainėje atsisiųskite production versiją ir pasirinkite production versiją ir spauskite download jQuery. Paspaudę jums tiesiog ne tai, kad atsiųs failą, o atidarys naują langą, kuriame yra toks neaiškus kodas, tai tiesiog pasižymėkime visą kodą ir nusikopijuokime jį. Ir dabar tiesiog susikurkime aplanką, tarkim, svetainę. Ir svetainės aplanke susikurkime dar vieną aplanką direktoriją, tai yra, tarkim, JS. Ir šioje direktorijoje mes laikysime visus JS failus. Tai čia susikurkime naują tekstinį failą ir, ne tekstinį failą, o JS failą, tiesiog pasikeisime failo tipą, tai tiesiog pavadinimas būtų jQuery.js. Ir štai tas jūsų failas, įsitikinkite, kad galite keisti failo tipą, būtent redaguojant pavadinimą failo. Tai jeigu galite, tai jums jau pakeitė, o jeigu negalite, tai eikite į Start Control Panel, tuomet pasirinkime Folder Options, spauskite View, langą, ir čia pasirinkite, įsitikinkite, kad yra nuimta varnelė nuo Hide Extensions for Known File Types. Tai tiesiog būtent šiam, sakykime, pasirinkimui varnelė turi būti nuimta būtinai. Ir spauskite OK. Ir tiesiog jūs galėsite, redaguojant failo pavadinimą, keisti būtent failo tipą. Tai pavadinimas failo yra jQuery, o tipas JS, tai yra JavaScript failas. Tai susikurkite tokį failą ir atsidarykite jį su savo redaktoriumi teksto ir į jį tiesiog įklijuokite būtent visą tą kodą, kurį nusikopijavome, sakykime, iš jQuery.com svetainės. Tai yra, atsisiuntėme šį kodą, sakykime, nusikopijavome ir įsiterpėme į savo jQuery.js failą. Išsisaugokime ir užsidarykime, kadangi su juo mums dirbti nereikės. Ir čia tiesiog susikurkime index.html failą, pasirašysime šabloną ir kitoje pamokoje jau galėsime dirbti. Tai doctype HTML. Aš čia pasirašysiu ir vėlgi, jeigu dar nemokite HTML ir CSS kalbų, eikite ir išmokite jas ir tuomet grįžkite prie jQuery. Jas galite rasti mūsų šiame kanale. Nes neaiškinsiu šiuose pamokose, ką reiškia kiekvienas tagas ir panašiai. Taigi. Ir head tag'e integruokite būtent tą failą jQuery.js. Ir tai padaryti galite tiesiog pasirašę tagą script, type, atributas type, text JavaScript. SRC yra, sakykime, kelias iki jūsų failo, tai būtent, kadangi index.html failas yra toje pačioje direktorijoje kaip ir JS, tai tiesiog rašome js/jQuery.js. Ir tiek. Taip. Štai. Ir tokiu būdu, būtent ši eilutė, script type text/javascript, src js/jQuery.js ir uždarome script tagą, integruos mums būtent tą failą jQuery.js. Ir jį būtina integruoti, jeigu mes norėsime vykdyti visas būtent jQuery funkcijas ir panašiai. Ir taip pat susikurkime body bloką ir jame, tarkim,
Na, taip pat jame mes turime integruoti dar vieną failą, kurį dabar susikursime. Tai vėlgi JS direktorijoje susikurkime failą js.js ir šiame faile mes jau patys rašysime visą kodą, na, tai yra vykdysime kažkokį kodą, na ir tai darysime tiesiog kitoje pamokoje, bet js.js failas turi būti sukurtas, na, pavadinimas gali būti kitoks, bet galūnė būtinai .js. Ir integruokime būtent tą failą js.js body bloko pabaigoje. Tai yra visą savo svetainę rašysime maždaug čia, kur rašau šitą nesąmonę, o būtent tas js.js failas turi būti integruotas žemiau visos jūsų svetainės, kadangi mes dirbsime su tokiais dalykais kaip selektoriais ir tiesiog mums reikės patekti į savo... Na, tiesiog padarykite tai, ką pasakiau ir vėliau suprasite kodėl, kai pradėsime mokytis. Taigi, vėlgi, integruojame antrąjį failą, būtent body bloko pabaigoje, tai yra prieš patį body bloko uždarimą. Ir patį jQuery failą, kuris yra, sakykime, jQuery biblioteka atsisiųsta, integruojame head bloke po, sakykime, svetainės pavadinimu. Na ir štai pasirašėme tokį šabloną svetainės ir iš esmės jis nėra didelis, ar ne, ir mes galėsime dirbti su savo svetaine ir tai pradėsime daryti kitoje pamokoje ir pradėsime mokytis jQuery. Taigi, ačiū uždėmesį, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi viską supratote, nors tai nebuvo iš esmės ko suprasti, bet vėlgi, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitos pamokos, nepamirškite prenumeruoti ir viso.